Iš principo, dabartiniai laikai yra laisvės laikai ir mes turim daugiau laisvių paeksperimentuoti. Aš tai visą galvoju, kad tai yra iš dalies daugiau problema dėl to, kad mes gyvenam komforto eroje. Mes nebeturim dėl ko taip sunkiai išgyventi, stengtis ir būti prisikabinę prie tam tikrų tiek ekonominių, tiek vat, ir dvasinių reikalų, tiek ir moralinių tų pačių, ar ne, arba vat, įsipareigojimų santokos. Nes anksčiau tai buvo pragyvenimo, išgyvenimo būdas. Išgyvenimo. Taip. Ir anksčiau pora buvo skirta išgyvenimui, dabar, kai mums nebereikia išgyventi, mes turim komfortę, mes galim eiti į santykių gilį, arba galim santykėje degraduoti. Mes dabar, kai gavom komfortą, dalis žmonių degraduoja, dalis žmonių eksperimentuoja, dalis žmonių auga psichologiškai ir dvasiškai.